Kamilė. Žiebtuvėlis, nerūkau. Cigaretės irgi nemano. Hello, hello. Hello, hello. Kodėl balkonė? Visai balkonė nežiūri koks oras, nes tik sugalvojam kažką filmuoti, tik sugalvojam kažką daryti, pradeda daryti. Nėra gerai. Ir mano kamerai kažkas yra, tiksliau ne kameroje, korteliai, kai pradedu filmuoti, išmeto recovering datą ir aš nežinau, kiek nusifilmuoja, kiek ne, tai čia irgi yra problema žiūri. Ir kažkas ryte įkrito į akį, kažkokiai skrido musė ir dar dabar skauda, tai man pasiskundžiau. Nu, va dabar žiūri maždaug koks oras ir ar apsimoka, mum norim varyti su dviračiais ir va nežinau. Nu, tipo, nesenai nulijo. Tokių Vensų jaučiu, tai dar nieks nematė. O, va tokio va stovi Vensų. Va tokio va stovi. Langą galima uždaryti. Ir dabar duosiu galimybę jums pamatyti mano kambarį, kur kambarys atrodo maždaug tokio pat stovio kaip šitie Vensai. Čia maždaug va taip kambarys atrodo po to, kai su Dareliu filmuovom video ir čia jau maždaug viskas tvarkyta. Taurės trūksta, vidury kambario dėžė, planšetė, Aroma Gold dovanos, šotautas, akiniai, mikrofonas, kuprinė, drono pultelis kraunasi, snowboardas, dėžės, drabužiai, šalmas, taurė, apyrankių belekiek, telefonas, popieriai. Opa, įdedam. Ir oba, nice, ne? Per vėlai pradėjau, manau, vlogą filmuoti, nes dabar yra 19:38. Nėra gerai. Ir dabar tu atlieks draugas ir sugalvojau, kad reikia pabandyti paleisti droną nuo žemės pro langą. Taurės mano dronas dažnai užgribauja GPS-as jo ir galiu pasakyti, kad gan baisu yra tą daryti, nes jeigu užgribauja GPS-as, kai būna laukia ir jis pradeda niftiem, skris tiesiai belekur ir aš norėsiu jį susigrąžinti pro langą ar man jisai skris į sieną, tai jau nėra gerai. Bet aš manau tik pakelia įdomumą video, ne? Kraunu pultelį, beveik pasikrovęs, jisai atneša iPhone'ą, nes dronas pasijungia tik prie iPhone'o, o pas mane... Ištisi, užmiršau koks telefonas. Tai dabar bandysiu sutvarkyti visą šitą nesąmonę, kol atvarys draugas, kad negąsdint žmonių. Magija dabar. Panašiau. Viskas, dabar laukiu, kol atvaro draugas. Ir iš drono medžiagos nebus, aš tik tiesiog pabandysiu paleisti pro langą, nes neturim antros kortelės, su ta bus fotikė ir su ta filmuosim tai. Jau 8 valandos. Reikia su dviračiu išvaryti tada, kai dar nebus sutemę, bent jau būtų gerai. Ir dabar bandau čia visur ieškotos antros kortelės kokios nors, nes man šita, kada nori, tada įsijungia ir nebefilmuoja. Ir aš va taip visai atsukęs kamerą, nematau, kada filmuoja, kada ne. Tai tame ir yra visa problema, nes nufilmuoju, prašneku, pažiūriu video, net nėra jo, nes nenufilmavo. Einu dabar pasitikti to draugo aš, nes jisai nežino, kurioje aš vietoje gyvenu, tai tiksliau žino maždaug, kurioje vietoje gyvenu, bet dabar yra vartelių užrakinti, tai einu pasitikti. Jeigu bus toks oras kaip dabar, tai bus labai gerai, iš tikrųjų, tik kad po biškį tamsta jau. Opa. Zdarė. Aš dantyse daiktų prisidėjęs, tai vos prašinė. Aš matau, tai paimlau. Jo, kortelė. Aš tai nežinau, tilpsim įdomu, dviesiai į liftą ir su dviračiu dar. Nes aš, pavyzdžiui, tai vienas tik telpu su savo dviračiu. Davai, bandom. Galinį ratą ten, patį kraštą dėk. Tilpsim? Jo, drąsiai, pažiūrėkit vietos. Opa, į 9. Va taip, va ir keliaujam su dviračiais. Svarbu liftą išgyvenam. Grota, čia kai kalėjime. Antrą dviratį, čia galėsim, nežinau, parodą kokią uždaryti. Tu parduodi savo dviratį? Pardavinėjau. Tai va, kam reikia, tą galit pirkti arba tą. Atsisintėm programinkę, bandysim leisti. Pirmą, žinai, jau čia ką reikia. Užuolaidas kažkaip, nes aš ir užuolaidas tai kalt visiškai nenoriu. Kur jas padėt? Čia aš sakau, kažkas bus. Opa. Bet tai palauk, kaip man čia normaliai atidaryt, kad? Arba palauk, tu pirmą atidaryk, tada užuolaidas. Palauk, taip pakėdė. Kiek procentų duodi, kad krešins? Žinok, nieko neduoda. Gerai, bandom jums. Kodas yra ant telefono? Davai. Net neįsivaizduoju, kaip tiesiai pakelt. Gal čia bandyt? Lemba gal nekelt. Bet nebus tokio veiksmo, žinai, kad? Nes nuo čia neįmanoma, jis iškart į šoną varo. Va, net nėra GPS apskritai. Dabar galim paskraidyti. Blemba, gaila, kamera neveikia. Bet tai gerai, išskristi įskridau, o kaip atgal reiks grįžti? Na, tai. Nu gerai, ištiesa. Blemba, gal su ranka pabandyt paimti? Pala, tai išskris garčiau. Pala.
Pažiūrėk, jis belia kur pats varo, belia kur, va, nieko nedarau, pats skrenda. Eina, na. Tai palauk, aš paimsiu kažkaip. Pala, paimsiu. Figurna. Ir nuskrenda, pala, meluoja. O kaip sustabdyt? Tai tiesiog gal traukiamės jį. Neįsivaizduoju, kaip sustabdyt. Pala. Tu durnas! Ką daryt? Paleisti irgi negaliu. Pala, įjung telefoną. Aišku, va. Pala, aš neįsivaizduoju, ką daryt. Ne, gal tai į vidų įtrauk ir tada išiminėk. Susirenku daiktus, uždarom langą. Pamoka visiems neleiskit drono ir jeigu to labiausiai sugedęs. Nes būna, kad užstringa. Kokie įspūdžiai? Aš dar taip nematęs, hebra, nei per video, nei per niekur, kad taip užstriktų. Tai dabar pakuojamės droną, dedam čia ir kur varysim į Pumtreką, ne? Kaune trasą pastatė, varysim aprodyt. Bandysim kelt vėl droną, jeigu jisai dar veikia. Fotiką gal dedam į kuprinę, nes dabar tai su dviem dviračiais. Mums bet kokį atveju reiks po vieną nusileisti, nes du dviračiai. Nu gerai, metam kuprinę, sustiksim karočią Pumtrekę, ne? Jo. Davait. Opa, atvarėm. Sakyk zdarova. Здорово. Sakyk zdarova. Здорово. O, jelų. Здорово. Молодец. Здорово. Zdarova, молодец. Atvarėm į parką, spėjom droną pakelt, spėjau prigriuvinėt, su skuteriu griuvau, su dviračiu, skauda riešą, dronas vos nesulaužytas, vienu žodžiu, vien problemos. Čia naujas parkas Kaune padarytas ir belekiek vaikų būna. O ne, nu sakau. Praeitą kartą su kuo mes buvom? Su Rokeliu, ne? Jo. Išėmėm tą tvorą, Rokelis sugalvoja, kad va čia zaibys šokinėt būtų, išėjai šokį, ten nusileidai. Ką padaryt? Galima. Vienu žodžiu, pasiėmiau kažkieno dviratį. Ką aš dariau? Dariau tai ir grebas yra vieną ranką, tipo reikia atleisti. Ir nusileidau čia, nepagau rankas ir šau tiesiai tvoras. Ir dabar belia kaip priešas skauda ir dėl to važinėti negaliu. Gerai? Gali duot dar su skuteriu pavažiuoti? Jūsų abiejų vienodi? Nu tik spalvas skirias. Davai, bandom triksų. Per šitą putplentą. Liot. Opa, šitas žiūri geras. 300 ir tepalo čia. Nu tipo. Bandysiu menal. O čia. Nuo čia maždaug pradėsiu, nes dar užvažiuoti reikia ir visą ratą. Varkė? Varkė. Vilio! Aš valku naką. Wow. Vien žodžiu, darysim lenktynės, ne? Varysim, kas greičiau visą ratą važiuoti. Visą čia visi bėgiai ir visą turi taip niekad negali kojos padėti. Gerai. Gerai? Finišas čia va. Per ten užvažiuoti turi. O, 1, 2, 3. Ai, blėt.
Nufilmavai. Blet, viskas gerai. Jo. Antras dublis. Aš karočią galiu pradėti iš toliau kaip vyresnis. Gerai, 1, 2, 3. Sveikinam nugalėtoją. Žiauriai sunkios varžybos buvo. Sveikinimai. Dėkui. Po sunkių varžybų. Kiek treniruočių, kiek treniravausi, nenuėjo veltui. Prieš vaikus galiu laimėti su paspirtuku. Ką, pavažinėjom biškį temsto, jau varom pavalgyti. Kiek valandų dabar? Po 10-15. Po 10-15, tai iki 11 rimi dirba ir pizzerija, tai spėsim dar, ne? Kraunamės manatkę, šaunam per tvoras, nes čia dar, kaip suprantu, tai važinėti negalima. Ir va ten yra pralaužta. Varom. Varom. Kur atvarėm? Į Express Pizza. Kola iš ne Express Pizza. Pizza, pavalgysim. Opa. Po sunkių varžybų. Davai. Išeinam, užsidaro. Viso gero. Varom valgyti į lauką. Nes užsidarė. Puikus spotas. Tai va, vien žodžiu pasidėjau dviratį, dar buvo reikalų ir dabar tuoj vlogą ir baiginėsiu jau ir buvau savę apsipirkti ir ką aš čia matau. Kamilė, sakyk labas. Palauk, nefokusuok, kaip gyveni? Gerai. Šiandien yra paskutinė mano diena Kaune. Nu ir ta proga, wow. Ir ta proga valgai?